Sako, Romos imperijoje Baltijos gintaras ne tik papuošalų, bet ir vertės matu, taigi pinigų buvęs. Tada Lietuvos vardo dar nebuvo pasaulio žemėlapyje, bet lieto sidabro lazdelės, kapos, pinigais jau buvo. 13 amžiaus viduryje popiežius Inocentas IV kunigaikštį Mindaugą pirmuoju Lietuvos karaliumi vainikavo. Tada ir gimė valstybė. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, didžiausia viduramžio Europos valstybė, nuo Baltijos iki Juodosios, nuo jūros iki jūros. Vytis neatskiriamas Lietuvos pinigų simbolis. Kiek mūšių laimėta ginant savąją valstybę ir jo širdį, sostinę Vilnių. Ir kaip dera sostiniai, Vilniuje veikia pinigų kalykla. Karinė jėga užtikrina teritorijos neliečiamumą, o savi pinigai – ekonominę galią, valstybingumo pagrindą. Varis, sidabras, auksas. Tuo metu Lietuvos pinigai buvo vadinami europietiškais vardais – dinarai, taleriai, dukatai, florinai. Tokia buvo tradicija. Sumaištys, karai, okupacijos. Užgrobę kraštą atėjūnai atnešė į Lietuvą ir savąjį pinigą. Ir 18-aisiais jau skrieja laisvės raitelis. Atgimusioje Lietuvoje gimsta nacionalinė valiuta litas, kad ir mažo formato, tačiau modernus, atliepintis aukščiausius to meto standartus banknotai. Nepriklausomos Lietuvos centrinis bankas per visą tarpukarį sugebėjo išlaikyti litą konvertuojamą pasaulinę valiutą. Tai ir lito tėvo Vlado Jurgučio nuopelnas. Litas išliko stabilus net finansinių krizių laikotarpiu. Lito banknotai buvo keičiami į aukso luitus. Vėl užplūsta atėjūnai. Ilgus dešimtmečius Lietuvos vardas išbrauktas iš pasaulio žemėlapio. 5 dešimtmečius Lietuva rublio zonoje. Griūva svetimi stabai. Atgimimas valstybei, tautai, atgimimas ir ilgai lauktam savajam litui. Banknotas keli gramai popieriaus ir dažų, bet jame slypi tautos dvasingumas, filosofija. Atgimė monetų kaldinimo tradicijos. Proginėse monetose sutviska mūsų istorija, jose įamžinti žymų žmonės, dramatiški įvykiai.
Atgimusios Lietuvos centrinis bankas, valstybės stabilumo, jos tvirtybės garantas. Čia lito namai. Iš čia jis išeina į pasaulį, į žmonės, į čia jis ir sugrįžta. Čia litui saugu. Gaisrų ugniai, potvinių vandeniui, sprogimų jėgai atspari pinigų saugykla, tai patikima moderniai įrengta mūsų lito tvirtovė. Tačiau pinigai, kaip ir visa kas gyva, gimsta, gyvena ir miršta. Lietuvos bankas vienintelė valstybės institucija, turinti išimtinę teisę įvykdyti mirties nuosprendį sudėvėtiems banknotams. Šis unikalus įrenginys pinigų giljotina. Kasmet šiuo taku keliauja myriop virš 100 tonų netinkamų vartoti banknotų. Egzekucija įvyko, o kas toliau? Sąvartynas? Ne tik Lietuva, pasaulis kol kas neįsprendė, kaip utilizuoti sunaikintų banknotų piramides. Kaip išrūšiuoti kasdieninę banką užtvindančią banknotų laviną? Kuris dar tinka vartoti? Kuris sudėvėtas? Problemą išsprendė automatizuota banknotų apdorojimo sistema. Operatorius paruošia pinigus ir visą atrankos darbą perduoda nenuilstančiai technikai. 300 000 banknotų per dieną, toks jos našumas. Belieka tik prižiūrėti, akivaizdi žmogaus ir mašinos harmonija. Dešimtmetis tik akimirka istorijos bėgsme. Tačiau Lietuvos bankui jis lėmė ryžtingą posūkį pasaulinių standartų link. Lietuvos bankininkystės statistika byloja, kad kasdieninės apyvartos rate sukasi apie 70 milijonų banknotų. Ir bendras jų svoris siekia 70 tonų. Atremti padirbėjų ekspansiją. Toks visų laikų ir šalių pinigų leidėjų rūpestis. Pasitelkę pažangiausias technologijas, chemijos, fizikos, elektronikos pasiekimus, Lietuvos banko specialistai tobulina apsaugos priemonių arsenalą. Kiekviename banknote slypi ir akimi matomi ir tik specialia įranga įžiūrimi požymiai. Pirmieji atgimusio lito banknotai turėjo vos po 8 apsaugos priemonės. 93-ųjų 14. 97-ųjų jau 22.
Naująjį amžių litas pasitiks saugomas 35 apsaugos priemonėmis. Litas sugrįžo į pasaulio valiutų šeimą. Lietuva vėl pasaulio žemėlapyje. Lietuvos litas viltingai sutinka naująjį tūkstantmetį.